18 skyrius. Važiavimas per sankryžas. Nelygiareikšmių kelių sankryžoje šalutiniu keliu važiuojantis vairuotojas privalo duoti kelią transporto priemonėms, artėjančioms prie sankryžos pagrindiniu keliu. Lygiareikšmių kelių sankryžoje vairuotojas privalo duoti kelią iš dešinės artėjančioms transporto priemonėms, jeigu transporto priemonių važiavimo trajektorijos kertasi. Jeigu sankryžoje keičiasi pagrindinio kelio kryptis, pagrindiniu keliu važiuojantis vairuotojai vieni kitų atžvilgių turi laikytis važiavimo per lygiareikšmių kelių sankryžas taisyklių. Šių taisyklių vieni kitų atžvilgių turi laikytis ir vairuotojai, važiuojantis šalutiniais keliais. Sukdamas į kairę, apsisukdamas, vairuotojas privalo duoti kelią transporto priemonėms, važiuojančioms lygiareikšmių keliu priešinga kryptimi tiesiai arba į dešinę, o sankryžoje, kurioje leidžiama lenkti, ir lenkiančioms transporto priemonėms. Sukdamas sankryžoje į kairę arba į dešinę, vairuotojas privalo duoti kelią eismo dalyviams, dviračių vairuotojams ir kitiems, kertantiems važiuojamosios dalies, į kurią jis suka, eismo juostas. Sukdamas į kelią su viena eismo juosta kiekviena kryptimi, vairuotojas privalo duoti kelią eismo dalyviams, dviračių vairuotojams ir kitiems, kertantiems bet kurią važiuojamosios dalies, į kurią jis suka, eismo juosta. Jeigu vairuotojas negali nustatyti, kokia kelio danga, o pirmumo kelio ženklų, sankryža su šalutiniu keliu, šalutinis kelias iš dešinės arba šalutinis kelias iš kairės nėra, jis turi elgtis taip, lyg važiuotų šalutiniu keliu. Draudžiama įvažiuoti į važiuojamųjų dalių sankirtą, jeigu joje ar už jos yra kliūtis, kuri priverstų vairuotoją sustoti sankryžoje ir trukdyti kitų transporto priemonių eismui. Įsijungus leidžiamajam šviesoforo signalui, vairuotojas privalo duoti kelią transporto priemonėms, išvažiuojančioms iš sankryžos važiuojamųjų dalių sankirtos numatyta kryptimi, jeigu manevras pradėtas, kai jų krypties signalas buvo leidžiamasis, ir praleisti baigiančius pereiti važiuojamąją dalį pėsčiuosius. Vairuotojui, įvažiavusiam į važiuojamųjų dalių sankirtą pagal leidžiamąjį šviesoforo signalą, leidžiama važiuoti numatyta kryptimi, kad ir koks būtų šviesoforo signalas išvažiuojant iš sankryžos. Tačiau jeigu sankryžoje prieš pakeliui esančius šviesoforus yra kelio ženklas stop linija ir ar stop linija, vairuotojas turi paisyti kiekvieno šviesoforo signalo. Važiuodamas kryptimi, kurią rodo rodyklė, įjungta papildomoje šviesoforo sekcijoje kartu su geltonu arba raudonu signalu, vairuotojas privalo duoti kelią iš kitų krypčių pagal leidžiamąjį šviesoforo signalą judantiems eismo dalyviams, išskyrus taisyklių 163,1 punktą nurodytą atvejį. 163,1 punktas. Apsisukdamas sankryžoje, kurioje eismas reguliuojamas šviesoforo, vairuotojas privalo duoti kelią iš kitų krypčių pagal leidžiamąjį šviesoforo signalą judantiems eismo dalyviams. Esant draudžiamajam šviesoforo ar reguliuotojo signalui, vairuotojas privalo sustoti prieš kelio ženklą stop linija ir ar stop linija, o jeigu jų nėra, prieš šviesoforą, kertamą ar prisijungiančią važiuojamąją dalį, pėsčiųjų perėją, dviračių pervažą taip, kad nekliudytų transporto ir pėsčiųjų eismui. Vairuotojui, kuris užsidegus geltonam arba balto horizontalaus brūkšnio formos šviesoforo signalui arba reguliuotojui pakėlus ranką aukštyn galėtų sustoti taisyklių 165 punkte nurodytose vietose tik staigiai stabdydamas, leidžiama važiuoti toliau. Kai eismas reguliuojamas šviesoforu, vairuotojas privalo vadovautis šviesoforo signalais, kad ir kokie būtų važiavimo pirmenybę nurodantis kelio ženklai. Jeigu šviesoforas išjungtas arba įjungtas geltonas mirksintis jo signalas, vairuotojas turi vadovautis kelio ženklais.